sveikinimai su pergalė pirmiausia ir pačiam visai rezultatyvios rungtynės, kaip pirmiausia tos pačios rungtynės su Plungės komanda. Kodėl taip lengvai, kaip rodo rezultatas? Ar buvo taip lengvai, kaip rodo rezultatas? Na, ačiū už sveikinimus visų pirma, tai manau, ta mūsų pergalės šiandien diena buvo todėl, nes atėjom nuo pat rungtynių susikaupę. Aišku, kažkaip tikėjomės gal didesnio to pasipriešinimo iš Plungės komandos. To nebuvo ir tiesiog neatspaudėm greičio pedalo, toliau važiavom ir nuvažiavom su tokiu rezultatu. Kaip manai, kas lėmė, kad būtent taip ten nuo pat pradžių į vieną pusę visas tas eismas vyko? Tai, manau, trenerio gera kalba, rūbinėje, mūsų nusiteikimas ir tiesiog žinojimas, kokioje situacijoje esam. Kokios buvo svarbiausios užduotys prieš rungtynes, kas pavyko, nes varžovai ten bandė ir zoną statė ir viską, bet nieks nepadėjo. Tai neleisti jų stipresias rankas veržtis, atsiimti kamuolius ir manau tas buvo. Žiūrint jų amerikiečiai yra turėję neblogų rungtynių rezultatyvių, bet šiandien kažkaip nesuprasi, kaip tarsi netvykę į rungtynes buvo, gal specialiai kažkokie užduotys buvo? Nežinau, bet tiesiog gal taip susižaidėm, juos kažkaip uždengėm gal, ne jų diena buvo. Aišku, mes susimetėm labai metimus, tai tas ir įtakojo, manau. Tai kaip pats prisistatė jau kurį laiką žaidė Marijampolėje, bet vis tiek naujas veidas, kaip atsidūrė Marijampolėje, kaip sekasi komandoje adaptuotis, kaip priėmė. Tai atsidūriau tiesiog vasarą, su agentu susirašėm, kad tai būtų geriausia gal, nežinau, komanda šiuo metu po traumos atsistatyti. O komanda tai tikrai labai šiltai priėmė, visi draugiški. Truputį kai kurie žaidėjai, kurie turi daugiau patirties, patarė daugiau. Aš bandau jų klausytis ir šiaip ta adaptacija visai nebloga, sakyčiau. Kol kas, sakytum, pačiam sekasi, daug stipriosios savybės turbūt ten, lipimas ant lentos, kamuolių rinkimas. Jo, tas toksai kovingumas. Žinau savo rolę ir bandau tą padaryti. Kaip pati komanda atrodo, kaip sekasi kol kas tas, 5-3 čia gal ne visai tas, prie ko visi pripratę, visada ko siekia, bet visą lygą tą pastiprėjus, kaip atrodo visas žaidimas, nes jau žinom, čia prikalbėta Aurelijus, Marijus išvažiuoja, parvažiuoja, tas treniruočių procesas, viskas, kaip sekasi atrodo komandinė prasme. Tai gal dar nesam taip 100% susižaidę, kad visi, nes sakau, ir būna, kaip ir patys minėjot, kad ir Aurelijus su Marijum išvažiuoja, tai tenka griebtis kito šiaudo, bet su laiku tikėjimas viskas bus gerai ir susižaisim. Kokius sezonai tikslus keli pats savo asmeniškai? Tai tik aukščiausius, nežinau, atsistatyti svarbiausia, sugrįžti tą formą pilnai, labiau pasitikėti savimi ir jau gale sezono bus matyti, kaip viskas susiklostys. Porą žodžių, ketvirtadienį laukia Šilutė, nežinau, aišku, žiūrėsi tik po šių rungtynių, bet gal turi kažkokį įspūdį, kas tai per komanda, kokios stiprybės? Fiziška komanda, turi tikrai gerus centrus ir labai kovinga komanda, fiziška ir to, manau, pasižymėja.